Jeigu kalbėti apie vaiko ypatumus ir kalbant apie tas, kas yra įgimta ar kas yra įgyta, tai ir viena, ta, kas yra įgimta, pavyzdžiui, temperamentas. Nori, nenori, teks atsižvelgti, nes tai yra nervų sistemos ypatybė, kuri visą mūsų gyvenimą bus tokia, kokią mes jau gavom begimdami, kokį jau ten susirinkom rinkinėlį iš visų savo protėvių. Tik tai, tas apauga mūsų patirtim, išmokimais, žinojimais, adaptavimais. Tai jau čia būtų charakterio ar asmenybės ypatumai. Ir jeigu žiūrėti į tą dalį, kuri yra nekintamųjų, ta biologinė dalis, tai čia nei gerų rinkinukų yra, nei blogų rinkinukų yra. Nėra blogų temperamentų ar gerų. Iš esmės tai netaip galvoti reikėtų. Kitas dalykas, kad patogu, žinoma, turėti vaiką, kuris tiesiog daug dalykų daro taip, kaip mes, tėvai norim. Žinoma, patogu. Bet ar tai yra gerai ir blogai, tai sudėtinga atsakyti dabar taip tiesiogiai ir gal net ne tas kriterijus yra. Pavyzdžiui, jeigu vaikas turi tokį ganėtinai aukštesnį aktyvumo lygmenį, tai reiškia, jam patinka judėti fiziškai, jam tas smagu, jis nori, jis ten gerai jaučiasi. O kitas vaikas, kuriam fizinis judėjimas neatneša tiek malonumo, pasitenkinimo, jis gali daug ramiau sėdėti, jam tas patogu ir patinka ir veiklos atitinkamos. Tai nei čia gerai, nei blogai. Tik mes, tėvai, turim skirtingų lūkesčių į tuos vaikus ir stengiamės kažkaip išmokyti vaiką, mažiau aktyvų, būti labiau aktyviu. Galim tokius dalykus daryti, bet pakeisti jo neišeis. Tai reiškia, mes turėsim adaptuotis prie tų dalykų, kuriuos vaikas turi. Ir lygiai taip pat, vaikas, kuris aktyvus, kad ir ką darysit, nesikeis. Nebus tokių dalykų per draudimus, per kažkokius apdovanojimus, arba, nežinau, kitokiais būdais galvojam, kad jis tiesiog ramiau pasėdės. Kurį laiką taip, bet jo ypatumai tai šitoj vietoj nesikeis. Ką tas reiškia mums tėvams? Tai reiškia, kad mes turėsim vis tiek kiekvieną vaiką pažinti iš arčiau, pasižiūrėti, koks jis, kaip užmiega, kaip prabunda, kaip fiziologiniai ritmai. Jie tokie labai ritmingi, labai nuspėjami ar labai nenuspėjami. Vieni vaikai valgo kas 2 valandas, jeigu kūdikius turim omeny, o kitos reikia žadinti, kad pavalgytų. Ir čia nei čia gerai, nei blogai, čia tiesiog tokie biologiniai ritmai, kuriuos mes turim atsinešę iš savo biologinių dalykų. Ką mums daryti su tuo, kad tas atitinka mūsų tėvų biologinius ritmus arba kitokius temperamento ypatumus? Čia gali būti ir gerai, ir ne visai gerai. Dėl to, kad jeigu mes visi, sakykime, superaktyvūs, bet tada interesai gali skirtis. Vieni į futbolą varo, kiti dar kažkur. Ir kaip suderintos dalykus. Tai tas, kad mes esam panašus, nebūtinai yra gėris, bet ir nebūtinai yra blogis. Priklauso nuo to, kaip mes ir kokiem tikslams. Ką mes norim vaiką išmokinti. Ką aš noriu paauklėti kiekvieną dieną, paugdyti jame, kaip veikia savo, tuos įgūdžius, gebėjimus, supratimą, vertybinės orientacijas, tam, kad jis galėtų užaugęs vakus žmogus būti. Kartais tėvam atrodo, kad kasdienybė yra, ir yra auklėjimas. Pavalgyt, padarai pamokas, ten viskas su tai mokėjai, dar drabužį turiu, dar naują telefoną nupirkau, viskas. Bet ne apie tai kalba yra. Yra labiau kalba apie tai, ką aš noriu, čia mes tėvai nusprendžiam, kokių dalykų mes norim savo vaiką išmokinti, ką norim, tiesą sakant, instaliuoti jame, kad jis užaugęs turėtų, kokius supratimus apie save, pasaulį, kitus žmonės, apie sunkumų įveikimą jis galėtų neštis per savo gyvenimą. Ir tik tiek, kad tas auklėjimas, mokymas, jis trunka tam tikrą laiko tarpą, kaip ir kiekvienas išmokimas. Neišeina, kad gautųsi taip va. Visą laiką turim kartoti, o tai reiškia, kad kai kada klystam, iš tų klaidų mokomės, o tai reiškia, kad kai klystam, natūraliai mums išeina pasipiktinimo jausmas, erzulys, vaikai daug dažniau pyksta negu suaugę, vien dėl to, kad jiems neišeina taip gerai kaip mums. Nes mes dažniausiai mokinam tuos dalykus, kuriuos mes žinom, kuriuos suprantam ir kurie mums atrodo svarbus. Tai va šitą dalį, ką mes įdedam išmokimo prasme, charakterį, ką formuojam, ir per tai asmenybę, tai va tas yra ant biologinio pamato dedama patirtis, kurią mes formuojam palaipsniui po truputį, ir tai čia yra mūsų atsakomybė. Bet kita dalis yra ta, kad vaikas formuojasi pats.
Kartais nutinka taip, kad vaikai tiesiog nebesuveda, kiek kokių taisyklių, kokioj erdvėj, kokioj situacijoje verta reikia laikytis. Kitaip sakant, jų yra tiek daug, kad jos keičiasi. Ir pavyzdžiui, vienas dalykas, kai aš einu gatve, viena ar vienas vaikas iš mokyklos, tai yra vienokia situacija. Kitokia situacija, kai mes esam dviese arba kai esam būrys draugų. Tai jau trečiokia situacija ir kiekvieną kartą vis sąlygos keičiasi dėl to, kad aktyvių veiksmų, žmonių yra daug daugiau, supratimo yra daug daugiau. Ir kartais iš ties vaikai pasielgia mūsų akimis žiūrint visiškai neapgalvotai, impulsyviai. Ir tas mus gąsdina ir baugina dėl to, kad rūpi saugumas. Vaikam tas visai neatrodo impulsyvu. Iš jų požiūrių taško imant ten yra tiesiog daug veiksmo. Ir tiek. Tai vat kaip padėti vaikam, ypač tose sąlygose, kur gali būti baisiai grėsminga situacija, sakysim, perėti per kelią, ar bendrauti su žmonėm, kaip reaguoti žmonės, kurie tave kalbino, kurie tave kliudo ar panašiai. Tokius dalykus. Tai vat šitos dalykus mes po truputį nuosekliai užtvirtinant kiekvieną dieną galim pasikartoti iki to laiko, kada vaikas, jo mama, žinau. Tik mes turim tėvai žinoti, kad nėra tik kognityvinis darinys, taisyklių laikymasis. Jame visą laiką yra emocijų. O emocijos yra toji dalis, kuri turi savo privačią logiką, negu kad proto logiką. Ir praktiškai pirminis atsakas į bet ką, kas yra aplinkoj ar viduj, visada yra emocinis. Mes sakom, kad mintis šauna į galvą. Šauna dėl to, kad taip staigi, tokia greita, kad o emocija tai dar greičiau tą daro. Ir emocinė savireguliacija yra svarbus įgūdis mums suaugusiems ir vaikams lygiai taip pat. Mums kažkada būna tokia atveju suaugusiems, kad saugiklius išmuša, kad emocijos paima viršų. Jau ką bekalbėti apie vaikus. Ką tas reiškia? Tai reiškia, kad kiekviename amžiaus tarpsnyje vaikas stiprina savo gebėjimus tai pačiai emociniai savireguliacijai. Kitaip sakant, gebėjimo įvertinti, pamatyti emociją savyje, kokio intensyvumo yra, kokio invalidumo, maloni, nemaloni, teigiama, neigiama, ten priimtina, nepriimtina. Čia gerai ir blogai ir koks jos intensyvumas, amplitudė jos yra. Ir va šitą dalį adekvačiai reguliuoti pagal esamą situaciją. Čia jau toks mechanizmas, kuris visiškai palaipsniui po truputėlį yra išmokstamas. Ne iš karto, ne iš paliepimo, ne iš prigrasinimo, o iš patyrimo, kaip tas daroma. Paaugliai yra tokiam amžiaus tarpsnyje, kada jie sprendžia daugybę dalykų, kas susijęs su jais ir nebe su jais, aplinka. Pirmas dalykas – kūnas, ką nori, tą daro. Visiškai nepriklausomai nuo vaiko noro, jis bręsta, vystosi, kažką daro absoliučiai nekontroliuojamas. Kitaip sakant, turi priimti tai, kas vyksta su tavim, ko negali kontroliuoti. Kai jau kognityviniai gebėjimai yra tokiam lygmenį, pagal raidos ypatumus, kad jau šitą supranta, kada jau atsiranda savirefleksijos gebėjimas palaipsnis, jausti, matyti, galvoti ir galvoti apie tai, ką matai, ar ką jauti ir ką galvoji. Tokia savirefleksija. Tačiau vaikams šitokiam amžiaus tarpsnyje, paaugliam ir vėlesniems paaugliams, raidos ypatumai yra vienas specifinis dalykas, ką mes tėvai turim žinoti. Rizikos vertinimas. Jau mokslininkai yra nustatę, kad apskritai rizikos vertinimas baigėsi formuotis paskutinis mūsų smegenyse. Kitaip tariant, tą, ką mes įgyjam iš tų kognityvinių savo gebėjimų, yra paskutinis dalykas, kas susiformuoja mums beaugant. Ir tas baigia formuotis plius minus apie 25 metus tik. Tai reiškia, kai paaugliai sako, oi, man tai taip nenutiks. Čia viskas mums bus gerai. Tu, mama, tetė, nepergyvenk, ar ne? Viską aš čia valdau, žinau, sukontroliuoja. Tai to paauglio pasaulio dalis. Ir jis kitaip, nežinau, ar galvos. Tai įtikinti šitoje vietoje, kad reikia galvoti kitaip, kažin. Bet jau kuo mes galim remtis, tai su vaiko supratimu, pajėgumu suprasti ir mūsų suaugusius. Todėl argumentacija iš mūsų, kodėl jam reikėtų to šalmo laikytis, apie ką čia visą tai, kokia yra čia statistika, apie ką aš čia bijau, kodėl tas saugumas man toks svarbus, tai ir būtų ta dalis, į ką reikėtų apeliuoti. Kad žiūrėk, man baisu dėl to, kad tau gali kas nors nutikti, o gali kas nors nutikti, aš bijau
bijau tave prarasti. Tai tam, kad šito nebūtų, labai prašau, norėčiau dėvėti šalmą ar ten kažkokį tokį imtis saugumo priemonių, greičių tam tikrų važiuoti ir panašiai. Net jeigu tas yra smagu. Suprantu tave, bet teks. Ir ganėtinai tvirtai ir nuosekliai, svarbiausia nuosekliai. Didžiausią klaidą daro tėvai, kada, gerai, vieną kartą leisiu, truputį, kad pajustų, o po to vėl uždrausiu. Būtų gerai, kad mes to nedarytume. Intensyviausi jausmai visada būna tada, kada vaikas dar nemoka to dalyko reguliuotis. Nuo 2, 3, 4 metai, 5, 7 vaikas jau daugiau turi, o 13, 15 vaikas jau turi tikrai daugiau savireguliacijos negu kad maži vaikai. Jo savireguliacija gebėjimai jau po truputėlį jau prasiformavę, jau yra kažkokiu dalyku. Kas šitoj vietoje su paaugliais labai svarbu, tėvams atsiminti. Kai yra lytinė branda, kuri susijusi su hormonų disbalansu. Tai kartais saugiklius paaugliams iššauna ne dėl to, kad kažkas ten jie nemoko nesavireguliuoti, o dėl to, kad yra hormoninis disbalansas, kuris turės kažkurį laiką nusistovėti. Mūsų tada pagalba būtų iš tėvų einant paaugliams mokyti, kaip tos savitvardos, kad ir per kelias minutės parsigrąžinti atgal. Tai nebus taip, kad aš visai nuremsiu, bet bus taip, kad tas pikas, tos tokios emocijos, kur tikrai šauna man, pro visus saugiklius iššauna, kad aš galėčiau truputį apriminti, kad mano tas sveikas protas, nuovoka ateitų ir kalbėtų man iš abiejų pusės, iš emocinės ir iš tos mentalinės, protinės pusės. Tai labai paprasti dalykai, bet čia galima būtų išbandyti ir šeimoje, dviese ir praktikuoti kartu, su jumoru, su visu rimtumu. Pavyzdžiui, paprastas kvėpavimas. Svarbiausia, ritmingas, nebūtina, kad būtų gilus, o ritmingas, nes ritmingas kvėpavimas mūsų smegenims yra informacija, kad viskas okei, čiagi nereikia nuo nieko bėgti, čia jokios grėsmės nėra, nuo jos nereikia pasislėpti ir tada emocinė, humoralinė reguliacija, jinai padaro taip, kad emocijos savo amplitudė jos sumažėja. Viena dalis. O kita dalis yra emocijos įvardyjimas. Ta kognicija, tas vardas, kurį aš suteikiu savo būsenai ir jau tam tikrais tyrimais įrodyta, ypač pykčio atžvilgiu, kada aš įvardiju, kad aš dabar tai jau pykstu arba tiek siuntuką, jau nebegaliu. Tai to jausmo amplitudė sumažėja perpus. Ir tokiais būdais po truputį mes mokintume savo vaikus tos savireguliacijos. Bet tą reikėtų pradėti daug anksčiau, negu kad ištinka situacija. Kai jau ištinka situacija ekstremalu, jau būnam truputį pavėlavę, bet teks tvarkytis jau tada kaip teks, bet mums reikia nepamiršti, kad situacijų gali dažnėti. Tai reiškia, mes turim dar laiko, iki kol vaikai visiškai suauga, kad mes galim prie to prisidėti, prigrįžti, sakyti, žiūrėk, ką mačiau, ką patyriau, ką pastebėjau, mane taip išgąsdino. Aš nenoriu su tavim nei pyktis, nei bijoti dėl tavo gyvybės. Žiūrėk, tarėmės, ką mes čia darom. Kuo vyresni vaikai, paaugliai, tuo daugiau reikia su jais kalbėjimosi. Tai ne tai, kad kalbu vaikui ir jis tik klauso, sutinka arba ne, turi argumentų arba neturi ir laisvas. Ne, kalbėjimuose tai reiškia klausti, o tu kaip mąstai, o kaip tau čia susirodė, o ką tu galėtum padaryti. Juk tu gal pats supranti, kad nutinka tokie dalykai ir gali būti grėsmingi. Už save dar šiek tiek gali būti atsakingas, bet už kitus eismo dalyvius, irgi ne kažkai ką. Tai tiesiog platesnį paveikslą ir čia būtų ta dalis, kuri būtų tokia pagalba apskritai visuose santykiuose su paaugliais. Dėl to, kad tas kalbėjimasis paaugliam reiškia, kad mes priimam jį savo suaugusiųjų pasaulį. Mes su juo šnekamės kaip su savo lygiu. Gelbėkit vaikus, organizacija išties rūpinasi, kad vaiko balsas būtų išgirstas tiek, kiek tas susijęs su vaiku, su jo kontekstu, su jo problematika. Nes čia yra viena iš vaiko teisių dalių. Iš esmės tai
4 pagrindiniai tokie dalykai, kas susiję su vaiko teisėmis. Vaikas turi teisę užaugti, tai reiškia, kad ir sveikatos priežiūra būtų adekvati, tinkama maistas, mityba, drabužiai, šiluma, namų ūkis ir panašiai, kad būtų tinkama aplinka ir saugi tam aplinka, tam, kad mes galėtume dar vaiką apsaugoti nuo visų smurto formų, dėl to, kad vaikas tiesiogiai ir visiškai priklauso nuo suaugusiųjų, o tai yra galia. Ir kartais suaugusiai naudojasi savo galę visiškai, sumenkindami arba pamindami vaiko galę toj vietoj. Kitaip sakant, ta priklausomybė padaro mūsų visagalius ir mes tada galim galvoti, kad mes viską galim padaryti, kas šauna į galvą. Tai tą smurtą, apsaugoti nuo smurto mes turim žinoti, kad tai verta daryti, reikia tą daryti tam, kad vaikas sveikas užaugtų. Vaikas turi teisę į lavinimą, išmokimą, į ugdymą visų savo gebėjimų, tiek kiek čia mes pajėgus ir galim. Tai švietimas, tai gali būti būreliai, gali būti kažkokios kitokios veiklos, kurios lavina vaiką, kur jis gali atrasti pats save ir po to užaugęs su tuo jau nuspręsti, ką su tuo daryti. Ir kita dalis yra leisti vaikams išsakyti tai, kas apie juos, ką jie mato, kaip jie galvoja, kaip jie supranta. Kūdikiai tai šitą daro labai garsiai, jie rėkia. Ir tai yra vienintelis būdas jiems pranešti apie savo poreikius. Tai mūsų užduotis mokyti vaikus palaipsniui, mūsų priimtinais būdais, socialiais priimtinais būdais, išreikšti savo nuomonę, požiūrį, jausmus ir galimybės. Mes visai neseniai davėm apklausą apie tai, kaip vaikai mąsto, kaip jaučiasi, ką jie galvoja apie save. Ir tai buvo ganėtinai reprezentatyvi vaikų apklausa, tų žmonių nuo 12 iki 18 metų amžiaus tarpsnė, ką jie daro, kaip jie sprendžia savo sunkumus. Ir viena iš tų tokių dalių, kurie galėtų iliustruoti mums suaugusiems, kaip vaikai tvarkosi su savo nerimu, su savo sudėtingimus būsenomis, su nežinojimu, ką daryti, su savo dalim tokia, kur yra sudėtinga, jie klausosi muzikos. Ne veltui paauglės sutiks visada su ausinėmis ir atrodys tarsi atsiriboja. Gali būti, bet gali būti ir tai, kad jis tiesiog bando parsigrąžinti save, susidėlioti dalykus taip, kad galėtų jaustis pakankamai gerai ir priimti tinkamus savo, adekvačius savo sprendimus, kas nėra geriausias dalykas. Ir viena iš tokių labai svarbių dalių toje apklausoje nuskambėjo taip, kad vaikai pasigenda tėvų matymo, pritarimo, raiškos tame. Mes tai tėvai žinom, kad mes mylim savo vaikus, rūpinamės jais tiek, kiek galim, kiek suprantam, kiek esam pajėgus ir tą darom kiekvieną dieną. Tik tame kasdienybės bėgime mes užmirštam, kad už mūsų emocinės būsenos, nuovargio ar rūpesčių kažkokių vaikam neįsimato, kad mes juos mylim, kad mes jais didžiuojamės, kad mes galvojam apie juos su tokiu geru, šiltu jausmu. Mūsų vaikam labai svarbu girdėti iš mūsų tėvų, kad jie mums patinka, kad mums patinka jų gebėjimai, kad mums gražu, kaip jie ką tik kažką tai padarė, sušauko, atliko, įdėjo kamuolį į krepšį, kad ir kas tai bebūtų. Nes mūsų vaikam, kad ir kokio didumo ar mažumo jie būtų, labai svarbi tėvų nuomonė apie juos pačios. Ir jeigu šalia tų kritinių pastabų, kurios kiekvieną dieną egzistuoja mūsų santykiuose su vaikais, jeigu yra ir to tokio pastebėjimo, nepastebėjau, kaip tu užaugai. O šita dalis tau labai tinka, man patinka, kaip dabar apsirengi. Tie dalykai, kurie būtų, kad ir mažyčiai, kad ir kasdienybei, bet kad tas būtų labai, pozityvu, nes vaikai nori girdėti, ką apie juos galvoja jam reikšmingų suaugusiai. Kodėl? Būtent dėl to, kad iš to jis kuriasi, dėliojasi savivertę. Patyčios menkinimai, savivertės suminimizavimas, atskaudinimas šito požiūrį, iš tikrųjų paauglystė yra ypatingai svarbi dalis. Tai yra jų pasaulis, kuriame jie turi rasti, kaip į tai atreaguoti. Paauglystė yra ta dalis, kad aš turiu išmokti pozicionuoti save tarp kitų žmonių, sociume, aplinkoje. Tai reiškia, vertinimai, kurie ateina iš aplinkos, iš bendramžių, yra tiesiogiai man pasako apie mane, koks aš esu.
Yra kitas procesas, kuris vyksta, ką aš pats apie save galvoju ir kiek aš galiu perdirbti tą medžiagą, kurią aš gaunu iš aplinkos, tą galvojimą apie save, ką kiti apie mane mano, taip, kad visa tai sutilptų į gerą tokį pasitikėjimą savimi ir savivaizdį. Visa bėda, kad tą, ką apie mane kalba, yra ta tokia pažintinė ta dalis, ką apie mane vertina, bet yra ir emocinė dalis. Ir didžiąją dalim mes vaikai pareaguojam į tą emocinę dalį, į tą, kad mane sumenkina, sudirba, padaro visiškai vėl mažu, kad mane išjuokia. Ir čia yra ta dalis emocinė. Labiau negu kad kokiu nors ten žodžiu ar dar kur nors mane pavadina. Tai šita dalis yra labai svarbi, o ką tas reiškia mums tėvams? Tai ką mes turim stiprinti atsparumą. Kitaip sakant, vaiko gebėjimą įveikinėti daugybę dalykų. Tai apie ką čia? Yra žinojama, kas aš, koks aš. Tam man reikia svarbių suaugusiųjų supratimo apie tai. Ir kaip aš moku įveikti sunkumus, kiek man yra pajėgu. Mūsų idėja yra ne tiek ir ne tik apsaugoti nuo visų pasaulio blogybė. Nerealu. Mes turėsim išmokyti vaikus gyti, apgyti, atsistatyti nuo tų sunkumų, nuo tų sudėtingumų, kur vaikas galėtų įveikti pats. Ir tas aš pats, aš galiu, pajėgumo jausmas yra didelė vertybė. Mes gerai jaučiamės tada. Kiekviena paauglių karta turės savo dievukus, turės savo dalykus, kuriais seka. Tai domėtis, klausti, pažiūrėti, parodyti. Ir čia pat, net jeigu man tas nepatinka, nenuvertinti šito dalies, nes kitaip mes tą užkirsim kanalą ir tada to pasidalijimo, pasikalbėjimo su mumis nebus, o tai reiškia didės atstumas ir tarpas. Ir kuo toliau tas bus, tuo labiau mes apie savo paauglį nežinosim. Taip, vaikai mūsų užauga, jie atsineša ir atrodo jau beveik suaugę, žino, supranta, kad valgyti pareikia, tai viską funkcionuoja kiekvieną dieną. Bet mums labai svarbu, kad tą dalį mes nepamirštume, nelaikytume, kad tai yra kasdienybė savaime suprantama dalis. Kaip užkirsti kelią, kad vaikas galėtų atsirinkti virtualioje erdvėje egzistuojančius dalykus. Mes turime žinoti, kas juos labiausiai veikia. Tai veikia jų nuomonė, ta prasme, tą, ką jie gauna info apie juos pačius, tiek teigiama, tiek ne visai neigiama, tai mes tada turim mokinti vaiką, kaip atskirti, kuom tikėti ir kuom netikėti, o tai reiškia mokėti palyginti informacijas. Dar kita yra labai svarbi dalis. Šiaip mes žmonės esam linkę eiti ten, kur mes gerai jaučiamės. Tokie mes, mūsų prigimtis, mūsų emocijos yra skirtos tam, kad galėtume įsivertinti ten, kur mums gerai, mes ten einam, dirbam, pasirenkam profesiją ten link, ten, kur mes gerai jaučiamės. Tai jeigu mūsų šeimoje vaikas nesijaučia gerai, praktiškai jis ieškos kažko kitur. Ir tą mes turim žinoti. Tai reiškia, kad tėvai turi pasidomėti, kas vaiko galvoja, kaip jis jaučiasi. Ir ne tai, kad kaip tu drįsti, aš tau visą savo gyvenimą atidaviau, kaip tu drįsti jaustis nepamatytas, turėti nuoskaudų, o aš ką neturiu nuoskaudų, ne apie tai kalba. Mums labai svarbu suprasti vaiko, nesitikint, kad jis supras mus. Dar per anksti. Tai šitą dalį labai svarbu galvoti ir žinoti apie savo vaikus, ypač su paaugliais, kai mes bendraujam. Rimtai juos priimti, kad ir kas tai bebūtų, bet ir atlaikyti daugybę dalykų. Nešnipinėti, nekontroliuoti, nemenkinti per tai vaikų, o tiesiai šviesiai klausti, net jeigu nežinau, nesuprantu, aš galiu pasidomėti. Tai kai mes tą darom nuoširdžiai nesuprantam, nuoširdžiai klausiam, nuoširdžiai norim suprasti tą dalyką, vaikai eina į dialogą. Kartais dialogas gali būti ginčo forma. Kartais mes galim pateikti argumentus, tikrai ginčytis, bet mums labai svarbu, kad mes nepaisant to, kad mes nepriim dabar kažkokios sutarties, ar ten happy endo, ar dar kažkokio tokios, visiškai teigiamas emocijos, mums labai svarbu, gerai, dabar mes pasiginčim, aš dar pasilieku prie savo, o tu pasilieki prie savo, kaip matau. Ta rūpestį, tą tikrą nuoširdų rūpestį, kad vaikai galėtų paaugliai gauti iš mūsų, kad jie žinotų patirtinę savo vidinę, tokią patirtimi, kad ir kas be nutiktų, mes būsim tie, kurie nepasmerks, neprikals, o kaip tik eis ir padės. Nes tame amžiaus tarpsnyje vaikai natūraliai atranda, kad jų draugai kartais juos išduoda, kartais tikrai daugiau galvoja apie save negu apie mane.
kad tai yra normalu, tai yra ta, ką pradeda paauglys suprasti, kad yra draugai, dėl kurių aš galiu galvą padėti, o pasirodo, jie ne visada dėl manęs galvą padeda. Ir tai tikrai skaudu ir tas nuvelia, bet ta patirtis leidžia daugiau pažinti žmonės, leidžia daugiau suvokti, kiek įsileisti, kiek prisileisti. Ir va šita dalis yra labai svarbi. Mūsų prasme, kad mes tėvai turim padėti paaugliam atlaikyti tokias sudėtingas emocijas, nepamokslauti, nemoralizuoti, neuždėti savo patirtimo, mūsų laikais tai buvo, o tiesiog atlaikyti šitą dalį taip ir per tai padėti vaikam pereiti sudėtingas savo emocinius patirtis santykiuose su svarbiais savo žmonėmis. Tai vat jeigu norim, kad mūsų vaikai neitų į rizikingus dalykus, mums labai svarbu turėti ryšį su jais. Tai yra vienintelis priešnuodis. Paauglystė yra tas laikotarpis, kada vaikas pradeda formuoti savo pasaulį. Kitokį negu kad mūsų tėvų. Ir tas yra normalu, natūralu, taip ir turėtų būti. O ką tas reiškia? Kad paauglystėje vaikas jau turi savo erdvę, savo pasaulį, kuriame mes, tėvai, suaugusieji, tiesiog nepageidavome. Tai yra tokia privatumo zona. Ir kuo toliau, tuo labiau jinai didės. Tam, kad mes nepersibrautume, neįsibrautume į tą teritoriją, kurią nepageidaujame, mes turim turėti ganėtinai pagarbų santykį. Ir tai nėra tušti žodžiai, tai tiesiog taip veikia. Jeigu aš negirdžiu, nesiklausau arba nuvertinu komentarais, papamokslavimais, tokiais palyginimais, tu pažiūrėk į kitus, tie tai normalus vaikai, o tu kaip elgiesi ir panašiai, kurie tikrai veikia neigiamai bet kurį žmogų ir paauglį lygiai taip pat, tai tada mes tiesiog savo pačių rankomis kertame šaką, ant kurios ir sėdėm, praradinėjom ryšį. Ir tas ryšio atstatymas, jis visada yra, ta dalis, mes bet kada galim tą dalyką daryti ir pradėti atstatinėti, net jeigu, jau pajutėm, kad kažkas pradeda trukinėti. Dėl dviejų priežasčių. Viena labai svarbi priežastis dėl to, kad mes visada mylim ir mylėsim savo vaikus, kad ir kiek tas, raiškuoja tas būtų, o kita dalis, mūsų vaikai visada nori būti mūsų mylimi. Visada. Net jeigu mes juos skaudinam, net jeigu yra santykių problemos. Tėvų vaikų santykis yra labai specifinis to požiūrio. Labai dažnai tėvai sako, pradėjau aš ten kalbėtis, kitaip klausti, su manim vis tiek nešneka. Tai taip, yra dalykų, kur jau vaikai būdami atėję iki paauglystės, jie jau žino, kad čia dabar kažkas čia užėjo mamai, tėtė ir palauksiu, pažiūrėsiu, ar verta tuo patikėti. Nes 100 kartų savo vidiniai turbūt patirtis žino, kad vylėsi ir to baigėsi. Pažadėjo ir neištesėjo, buvo pamiršo arba kitokių dalykų vedini, tiesiog neišpildytų dalykų. Tai tas atstatymas pasitikėjimo yra svarbi dalis. Kaip neprarasti? Gal paprasčiau būtų pasakyti, kaip išlaikyti. O tam reikia paprastų dalykų. Atidos. Kad ir kaip keistai skambėtų. Atidos. Ir ne tai, kad aš ten matau, sufokusuoju ir matau tik tai tą, ką noriu matyti, arba įmatyti, įžiūrėti tik tai tą, kas man svarbu. Bet tas, kas yra svarbu kitokiame santykėje. Pavyzdžiui, su draugais draugėmis, su savo kolegomis, su savo viršininkais. Ar ne? Kaip aš, kaip mama ar tėtis bendrauju. Jeigu aš šitų dalykų negalėsiu pasakyti savo draugams, kodėl turiu sakyti savo vaikams? Nepagarbiai. Jeigu aš nenumenkinu apsirengimo būdo ar dar ko nors galvojimo, mąstymo būdo, kodėl menkinu savo vaikų? Vaikai nėra tie žmonės, kurie man turi parašyti pažymį už tai, kokia aš esu mama arba koks esu tėtis. Šitoj dalyje mes turim tą pažymį pasirašyti patys. Tai ne vaikų elgesys rodo, kokia aš mama esu, o taip, kaip aš tame jaučiuosi. Ir tai reiškia, jeigu man svarbus vaikas, tai ir svarbus. Tai nėra deklaracija, tas turi būti tikra. Tai tas santykis apie tai, kaip aš noriu, kaip aš matau, kiek aš tave girdžiu, kiek pagauna tavo nuotaikų, kiek to pastebiu, kiek pastebiu, kad vaikas bando manęs klausti dalykų, kas iš esmės gali būti apie draugus, apie pasaulį, bet labiau apie jį patį, nes jis tada zonduoja, čiupinėja, ką aš galvoju tą temą. Ir bandau
per tai gauti mano vertinimą, ar verta mane, pasišnekėti, nes aš žinau, ką mama galvoja apie kitus. Tai jeigu aš prabilsiu, kad aš lygiai taip pat galvoju, tai jau gal ne. Tai tada, mums labai svarbu, kad mes galėtume sąmoningai po truputį vėl atstatinėti ryšį. Tai reiškia nuoširdumas, dėmesys, aktyvus klausimasis, domėjimasis vaiko gyvenimu, muzika, žaidimais. Ką tu ten veiki tam internete per naktį? Tu parodyk man, kiek čia daug dalykų reikia mokėti. Jo, čia yra svarbus dalykai. Tai šitoje vietoje labai svarbu, kad mes galėtume su mumis santykė duoti savo vaikui tai, ko labiausiai reikia. Svarbos, reikšmingumo pajautimo, priėmimo, to jausmo mes, mūsų šeima, ne kad jie tėvai ir mes paaugliai, ar ne, mes chebra, ar panašiai, tą mes jausmą, tada, kad drąsos daug dalykų išbandyti, patirti, sugalvoti pačiam. Vaikystėje, ypač vaikystėje, kai esi dar mažas, ir daugybė dalykų, kada neišeina niekas iš pirmo karto. Pavalgyti mes negalim išmokti, neišsipurvinę, neišsibuzuoja viso kūno. Raidės negalim parašyti, neišėję iš krašto. Draugystės negalim užmegzti, jos nesugadinę. Mes nemokam pyktis, nes tada paliečia visus santykius. Mes turim mokėti susitaikyti palaipsniui. Tai kitaip tariant, daugybė šansų yra vaikams nusivilti savimi, nes pridaro daugybę klaidų. Tai kaip mes mokinam apsieiti tas klaidas, smerkiam, baudžiam, atimam, kažkokias represijų įmamės, privilegijų, draugų, gimtadienį, kompiuterio neturėjome panašiai, už tai, kad kažką blogiau padarau. Gal geriau man galvoti kitokią linkmę. Tai jeigu vaiko yra bazinis noras, esminis noras, neprarasti su manim ryšio tam, kad gauti iš manęs mylinimumo jausmą, tą priėmimo jausmą, aš jį turiu padrasinti per tai, o kaip gauti to dalyko. Ne kaip gauti kritikos, o kaip gauti to dalyko, kuris jam yra svarbus. Labai dažnai tėvai tiesmukai galvoja, kad tai jeigu tu darysi tai, kaip aš tau liepiu, ir viskas tiesus kelias, tada aš tave myliu. Bet tada jau gaunasi, kad mūsų meilė yra sąlyginė. Jeigu padarai, tai vertas meilės. Jeigu klysti, tai nevertas. Ir vaikai šitą logiką lengvai pagauna. O jie norėtų, kad mes turėtume tą tokią besąlyginę meilę. Kitaip tariant, kad ir kas benutiktų, aš vis tiek tave myliu. Tu vis tiek mano vaikas esi. Aš vis tiek tavęs į nieką neiškeiščiau. Aš vis tiek pasilieku tave savo. Net jeigu nesutinku su to elgesio, kurį matau. Net jeigu tavo elgesys mane žeidžia.